Sveiki, mėly kanalo žiūrovai, sveikiname su Kęstučiu Skalium. Sveikas. Tai matytų, daug metų bendraujam, tikrai pasilgo ir žiūrovai klausdavo vis kada bus. Ir pačiam taip irgi. Tai dabar daug visko prisikaupė, daug. Gerai. Pradėkime nuo aktualijų ir gal žiūrovų klausimų. Aišku, čia tokioje vietoje esam kažkaip apie lašišas, turbūt ir šlakius, kuriem jau vieniem labai tos temas laukia, kitiems labai nelaukia, bet pakalbėkim. Tai kaip šįmet iš tikrųjų, koks tas užėjimas? Gal jau yra kažkokių duomenų? Vis tiek čia ir monitoringą teko atlikti, kiek žinau, ir taip šitoj pačioj Vilnelėj. Realiai tie lašišinių žuvų monitoringo darbai jau atlikti tiek vakarų, tiek rytų Lietuvoje. Jeigu kalbant apie nerštaviečių apskaitą, ją kaip tik ir darome tuo tikslu įvertinti, kiek šiais metais realiai tų reproduktorių atplaukė tiek šlakių, tiek lašišų, tai bendra tendencija nėra bloga, turbūt vidurkį viršyje. Tos upės, prie kurių man pačiam teko būti, tai Sesartis, Vilnelė, matom šiek tiek gal aukštesnį net negu vidurkį lizdų skaičių, bet bendras Lietuvoje toks trendas, jis išlieka panašus realiai apie vidurkį. Tai nėra nei blogi, nei labai geri metai. Tikrai turėdam ir kai labai gausus būdavo nerštas ir kai jis būdavo mažesnis. Tai šiemet gal žvejai mėgėjai patys labai jautė, kad šiltas žemas vanduo ir žvejybai rugsėjis buvo visiškai nepalankus, tai kas spėjo prigaudyti realiai tos 2 savaitės spalio. Iš tikrųjų, mažiau ką pagavo ir mano draugai visi, kur jau ten girdavosi kaip ir ką, tai arba visai nepagavo, arba paskutiniam dienom ten kažkokią vieną žuvį pagavo, bet gal natūralu, klimatas šiltėja, viskas vėliau, ar? Galbūt galima sakyti, kad toks suvėlavęs buvo atėjimas masinis, nes žuvies užėjo tikrai nemažai matėm Nemune ir iš žuvų mėgėjų tą patį girdėjom ir brakonierių suintensyvėjimą Nemuno žemupy. Tai žuvies užėjimas standartiniu laiku vasaros pabaigoje buvo tikrai gausus, tik dėl žemo, labai šilto vandens, šilto rudens ta žuvis ir liko laukti Nemune. Ir realiai reproduktoriai tose nerštinėse upėse, ypač rytų Lietuva, Aukštaitija, čia jau pasirodė spalio mėnesį. O kaip dabar bendra tendencija, kad tikrai mažėja lašišų, šlakių, čia kalbos eina apie visiškus draudimus, velkiavimai, visą kitą, tas jau eina kokie 2 metai ir taryboje mėgėjų tokį pastoviai spaudimą. Jaučiam, kad čia uždaryti viskas jaučia, šakės dabar bus. O pas mus liktai viskas stabilu. Tai jeigu kalbėti apie tą Atlanto lašišos populiaciją, kuri gyvena Baltijos jūroje, tai iš ICS, iš Tarptautinės jūrų tyrimų tarnybos, girdim tuos signalus, kurie paremti grinai mokslinių tyrimų rezultatais, kiek tų išteklių turim, tiek jūroje vertinant žuvų išteklius, tame tarpe lašišų, tiek ir upėse, tai bendra tendencija nėra gera, žuvų mažėja. Ir pats atsigavimas, tas vadinamas atsistatymas populiacijos smoltų kiekis, jis irgi ne į gerą ta yra tendencija, tai dėl to ir Tarptautinė jūrų tyrimų tarnyba jau 2 metai siūlo visiškai drausti Atlanto lašišos žvejybą jūroje. Išskyrus Botnijos įlanką, Suomiai vis dar žvejoja ir praėjusiais metais buvo toks keistas iš tiesų pakankamai dalykas, kad tą kvotą, kiek jie gali pagauti ir padidino berods apie 7%. Šiemet jau to didinimo nenusimato, bet visgi ateinančiais metais vis tiek yra kalba apie maždaug 40 000 žuvų, kurias jie pagaus. O kaip dabar tai paaiškinti? Kalba eina apie verslinės žvejybos draudimą ir apskritai ir mėgėjiškos visokį, ta prasme, ir upėse ir... Realiai siekiant apsaugoti išteklius, Baltijos jūra apskritai norima drausti. Vidaus vandenyse to draudimo kol kas masinio neplanuojama, tai kalba kol kas yra apie Baltijos jūrą. Aišku, tai... O su kuo siejama? Visgi pergaudimu, ar vis dėlto klimato šiltėjimu, ar kažkokie mitybės bazės pokyčiais? Greičiausiai susideda visi veiksniai, tiek klimato šiltėjimas, turbūt tas nerštas nebe toks efektyvus, nebe toks sėkmingas, tiek ir pergaudimas. Tai jeigu anksčiau mes turėjom, galėsiu beje pasidalinti tą ICS paskutinę informaciją, pats išteklių išgaudimo, tas panaudojimo grafikas labai ryškiai parodo, kiek mes seniau sugaudom verslinės žuklės įrankiais, didžioji dalis būdavo lašišų būtent jūroje sugaunama ir palaipsniui didėjo rekreacinės žvejybos daromas poveikis. Ir dabar jau realiai tos dalis artėja prie beveik vienodo poveikio populiacijai, tad natūralu, kad mėgėjiška žvejyba turi įtaką ir pakankamai ženkliai. Čia vėlgi galim susidurti su skandinaviškais metodais, kur griežti švedai kai kuriuose upėse sako, pagavai lašišai,
imk ją nešk namo ir nebelysk prie upės, leis žuvim ramiai neršti. Kitos šalės kaip tik vykdo tą politiką, kad gaudykit kiek norit, viską paleiskit, bet trukdykit jų tą nerštą, viskas čia bus gerai. Tai kurį kelią pasirinks Lietuva, aišku, klausimas. Norėtųsi, kad ta žuvis turėtų ramų periodą išsineršt, bet suprantam ir žuvis mėgėjus, kad jeigu uždrausim lašišų žvejybą jų tuo nerštiniu laikotarpiu, spalio mėnesį, tai tokiam šiltam rudeniui kaip šiemet esant, realiai pagauti upėse lašišą bus beveik neįmanoma. Jo, tada nebent apie grįžtančias kalba eitų, ten jau tapo naujų metų kažkokie tokie. Jo, tai tas gaudimas turbūt iš mokslinės pusės net labai skatinamas. Sausio 1 iki naujų metų draudžiama ir Lietuvoje gaudyti lašišas, dabar to nerštiniu periodu. Atėjo sausio 1, pirminį upės gaudykit, šio žuvis bent jau vieną kartą tikrai atliko tą savo nerštinę funkciją ir jau žalos realios tokios didelės nebepadarysim. Aišku, bet iš jų pusės, nu ką jau žuvis sako, neskaniai, ikrų nėra, jau čia taip toks... Iš maistinės pusės, taip, aš sutinku, gal nekuoja, bet jau realią savo vertę lašiša tikrai praradus. Aišku, jeigu tas eina, sakykime, Skandinavijos pavyzdžių, kad ten leisti vienam žvejui vieną ten lašišą pagauti per metus ar ten kažkaip taip, bet nu... Mano manimu, bendrai ta tendencija, kad pagavai žuvį, pasiėmė ją ir eik nuo upės, ji tikrai yra skatintina ir labai gera, nes vis skaičiuojam, kad pagavau, paleidau ir žalos nepadariau. Realiai ta žala tikrai daroma, tad tas pagavai, pasiėmei ir palieki vandens telkinį ramybei būtų daug efektyvesnis kontrolės metodas. Bet ar nebūtų per daug, kiek tų žvejų yra, nu aišku, kiek čia tų lašišistų taip yra, bet atsirastų, kai tu gali pagauti. Kiek jų iš vis, sakykime, tų lašišų, kaip skaičiuot, kiek jų išima, ta pati mėgėjiška žvejyba, nu, brakonierius dar turi pripliuot. Ir kiek būtų tas saugus, ta prasme, klausimas, kiek tu jos gali išimti, kiek jų ateina ta populiacija. Tai saugus klausimas jau tais biologiniais terminais remintis 10% produkcijos, jeigu mes išimsim, realiai populiacijai ženklios įtakos nepadarysim neigiamos. Tai iš tų atėjusių žuvų 10% galim nugaudyti. Čia vėlgi grįžtam prie to pačio dalio klausimo, kaip ir limituota žuklė, kurios mes nelimituojam, gaudom kiek norim, tų licenzijų parduodam. Tai... Nu jo, čia nereitas galioja, čia jeigu, sakykime, upelėm yra įdėta ten tiek lašišų, tiek nežinau, nelabai kas perka, kiek aš žinau, benzinio būdo mažesnėse upėse, nes nelabai jų pagauna ten taip. Tiesa, taip, tai pagrindinis toks jau aruodas, kur tikrai pagauna ir paimama, tai ta limituota žuklė yra nelimituota, kaip ir pats minėjai, Neris, Nemunas. Aišku, nu ką dar čia apie tą, dabar lašišos ar neršia dar jos, taip jau baigėsi šlakiai, sakykime, taip jau. Realiai neršto pabaiga jau, galim sakyti, įvyko, viena kita žuvis galbūt dar išsinerš, ar kai kurios lašišos neršia darydamos kelis lizdus, ne vieną, tai... Net ir šito, va, taip yra. Yra ir tokių atvejų, tai tikrai dar vietos tam nerštui lyg ir turim palikę, vanduo neatšalo iki kritiškai žemos temperatūros, didelių šalčių neturėjom, tai... Bet 99% žuvų jau tikrai išsinešė. Jo, dar apie patį nerštą tikiu, kad paprasti žmonės nelabai įsivaizduoja, kaip vyksta lašišos tas pats nerštas. Kaip jinai tą lizdą stato, net ne vieną stato dabar girdžiu. Kiek jinai saugo, jeigu saugo, ta prasme, ir kiek... Realiai apsaugą jau labiau užsiema patinas, patelė jau dingsta. Bet, lašiša, kaip dauguma lašišinių žuvų, kieto grunto stambios frakcijos grunte, upėje rausia tokį, galima sakyti, lizdą iškasa duobę, išvalo kietą gruntą, žvirgždą ar smulkesnius akmenis nuo žolių, nuo dumblo susikaupusio ir jau tai viską daro uodegos pagalba. Tai tas tikrai įspūdingas renginys, patys žvejai mėgėjai gali pabandyti upės rėvo įbristi su koja, tiesiog batu pabandyti iškasti tą 2 ant 2 kvadratų lizdą ir pamatys, kiek tam reikia energijos ir darbo. Jau nekalbant, kad lašiša gerokai smulkesnis gyvūnas. Tai į iškaštą duobutę sudeda ikrus, patinas jos apvaisina ir tuomet jau lizdas yra užkasamas, užverčiamas. Bet kaip tie akmenys, sako, nesutraiško tų ikriukų? Vandenį vis tiek jau iš fizikinės pusės žinom, kad tie akmenukai nebe tokie sunkus ir realiai nesutraiško, plus stambesnis gruntas, ikrai tikrai nedideli lašišos santykinai, tai į tos pliušelius jie ir subyra realiai. Bet dėl ko pat nesako, tada užkasė akmenim, užpylė, ten kas ten atkas?
atkas galbūt ne tiek jau baisu, nes nedaug žuvų jau puola kasti, nors ir lengvai judinama gruntą, kuris jau buvo perkastas vieną kartą, bet išlindusius ikrelius arba paviršiuje esančius taikosi suėsti visos žuvis, netgi ir tos pačios lašišinės. Tai apsauga tikrai reikalinga, ji netrunka mėnesiais. Realiai, o kiek laiko, kiek patinas? Realiai patinas saugo lizdą apie savaitę ar dvi, retai kada išbūna ilgiau. Jo, ir ta apsauga, aišku, irgi yra labai svarbus dalykas, kad daugiau išliktų, tai čia yra. Jo, bet visgi turėkime omeny, kad tas neršto efektyvumas laukinėmis sąlygomis jis tikrai nedidelis. Skaičiuojam, kad nuo 2 iki 3% ikrelių realiai išsirita iš jų lašišaitės. Tai turbūt tas dirbtinis naršinimas ir dirbtinis išteklių atkūrimas tuo ir yra geras, kad jeigu natūraliom sąlygom turim 2-3%, gal sėkmingo neršto atveju iki 5%, tai dirbtinėmis sąlygomis, net ir valstybinis lašišinių žuvų veislynas, čia jau efektyvumas neršto to dirbtinio yra 98-99%. Tai galim skaičiuoti 50 kartų efektyviau tą daryti dirbtiniu būdu. Kiek, sakykime, populiacija, skaičiuoti, kiek yra dirbtinio veisimo žuvų jau atėjus ir kiek yra natūralių? Šita dalis bendrai turbūt Tarptautinė jūrų tyrimų tarybai ir kelia didžiausią susirūpinimą Baltijos jūroje, nes natūralių lašišų lieka vis mažiau, o tą genetinę įvairovę būtent natūralios lašišos ir išsaugo. Tad realiai tendencijos tokios, kad laukinių tų lašišų mažėja, dėl to ir turbūt žvejai mėgėjai žino, kad Baltijos jūroje galim gaudyti tik tas paženklintas, nukirptų riebalinių pelekų. Kas 10 geriausiu atveju papuola, ar kažkaip taip, tokį girdėjau iš jo, dėja, bet tas ženklinimas vos keli metai Lietuvoje vykdomas, kai kuriuose šalyse irgi panašiai, čia skandinavai galbūt tą finklipinimą daro gerokai seniau, o šita Baltijos pusė tai visai neseniai tą ženklinimą darom ir pripažinkim, kad darom jį tik tai jau smoltam, paaugusiam žuvim, tai mažiausios lašišos, kurių išleidžiam daugiausiai, išleidžiamos kažkaip nepaženklintos. Pastarieji metai tik ženklinimas. O kaip dabar su upėtakiais irgi neršia? Atrodo irgi, taip ieškai tų liūdų lašišų, randi didelius, bet čia Vilnelė irgi vaikščiau, gal nežinau kaip jie atrodo, bet toks veidas nelabai yra čia tų lizdų, jie kažkur kitur. Geras pastebėjimas, geras klausimas, nes ir žvejam mėgėjam turbūt Vilnelė visus metus čia tų upėtakių daug ir stambių, kur tie lizdai mažesni. Tai atsakymas paprastas, stambios lašišos, stambūs šlakiai, kas didesnis, piktesnis, tas ir užsiema geriausias vietas. Tad upėtakiam arba trumpas periodas prieš užeinant lašišiniam žuvim išsineršti, arba dažniausiai po jau neršto ieškoti kažkokių laisvų plotų, jų aišku mažai, tad bendra tendencija tokia, kad Lietuvoje margieji upėtakiai ieško smulkesnių intakų. Tai jeigu bėga jau. Tai bėga į smulkesnius intakus, kurie jau lašišo šlakiai neužeina. Tai pagrindinės upės lieka stambiai žuviai, smulkesni intakai mažesniem upėtakiam. Gerai, dėkui, Kęstuti. Palikim ramybėje lašišas, dabar laukia stintautojai mūsų čia jau taip ir pats žinau, kad girdėjau, kad Klaipėdoje nemažai laiko tenka praleisti dabar. Dėstytai. Jo, tai stintų laukia ne tik žvejai mėgėjai, bet ir mokslininkai, nes ir mūsų tarpe mes labai mėgstam tą stintą žvejoti, ypač jūrinę stintą. Dėja jau 5 metai praėjo, kai to masinio užėjimo neturėdavom. Seniau turėdavom tokį bangom užėjimą mažesnį, didesnį, bet kas 3 metai kartodavosi dideli užėjimai. Ir atsakymo, kas čia keičiasi, kodėl 5 metai iš eilės neturim daug gausiai stintų, kol kas nėra. Tai kokie bus šitie metai, sunku pasakyti. Turbūt girdėjote jau tą tendenciją, kad daugėja stintų rytiniai Baltijos pakrantėje. Žmonės pradėjo važiuoti žvejoti. Helsinkį važiuoti, o gal nebe į šalia esančią Latviją, kur seniau traukdavo mūsų žvejai, o jau važiuoja į Suomiją, į Botnijos įlanką, kur tų stintų būdavo mažiau. Tai tikėtina, kad ir srovės keitimais į Baltijos jūroje gali tam turėti įtakos, pati klimato kaita. Šylantį jūrą po truputį tam įtakos turi. Bet išneršimas irgi teko girdėti, kad dėl atšilimo mažėja mažų stintelių ten kiekis Kuršių mariose, ten mitybinė bazė, taip pačia stintai, kur jinai išneršus eina ir galbūt čia įtaka yra. Ar čia gali būti tiesos tam? Dėl to ešerio mažėja ir sterko ir taip toliau ir panašiai, ten visa tokia grandinė. Jo, tai bendri išteklių tyrimai stintos būtent įrodo, kad tas atsistatymas populiacijos jaunų individų proporcingas kiekis bendroj populiacijai jis blogėja į tą mokslinę pusę, jeigu verčiant, taip galima pasakyti, tai realiai žuvų ištekliai šios rūšies
o truputį mažėja ir tas kelia didelį nerimą. Kodėl taip yra, irgi tikslaus atsakymo neturim. Yra kažkokių sutrikimų toj mitybinės bazės grandiniai. Kas lemia, tai irgi kol kas atsakymo nėra. Sakykime, nerštaviečio apsauga, tos pačios verslinės žvejybos nutraukimas nerštavietėse ir laikinas sustabdymas gal kažkokią tai įtaką gali padaryti geresnę. Žinoma, tas nerštas yra jautriausias periodas, kada labiausiai turėtume saugoti žuvį. Ir jeigu sugebėtume ją apsaugoti neršiant, turbūt natūralus sėkmingas nerštas duotų didžiausią atsakymą, didžiausią realų poveikį. Bet kadangi paskutinius 4-5 metus nebeturim gausiai užeinančių stintų, tai tuo skundžiasi ne tik tai žvejai mėgėjai ir aš tame tarpe, bet ir žvejai verslininkai, kad ir jie nieko nepagauna. Tad klausimas turbūt yra kažkam kitam labiau gamtai, kas čia keičiasi ir kodėl mes dar nežinom kas. Aišku, turiu dar kelis skaitytojų klausimus, žiūrovų tikriau čia per Facebooką, kas įsiunčius. Klausimas irgi, žmogus, tai gal turit kažkokią info, ar atsigauna Neries upėje skersnukių ir ūsorių populiacija, gal kokių duomenų yra. Čia kalba buvo apie dirbtinį veisimą skersnukių, lyg tai kažkokia sukosi, nežinau. Taip, skersnukiai veisiami jau turbūt 5 metai Lietuvoje, gal ir 6, bijau dabar sumeluoti tiksliai. Pati populiacija, kaip žinia, buvo beveik išnykusi. Turėjom kažkiek skersnukių išlikusių Neryje, kažkiek Šventojoje, Pajūrio regione Minijai, bet bendrai ta žuvis skaitėsi beveik išnykusi. Dabartinis statusas nelabai pakitęs, pavienių žuvų jau sugauna ir tyrimų metu. Teko man prieš kelis metus stebėti žveją mėgėją sugavusi skersnukį Neries upėje ties Vingio parku. Tai pavienių tų žuvų atsiranda. Prieš kelis metus vykdytas Bernų Group, čia buvo toks užsakytas tyrimas Neries upės kokybės vertinimo pačiame Vilniaus mieste. Tuo tyrimo metu taip pat teko pagauti skersnukį jauniklių. Apsidžiaugiam, gal yra sėkmingas įvykęs nerštas, bet po to pasiskaičiavom to žuvelės amžių ir supratom, kad greičiausiai tai yra jau dirbtinai įleistų žuvų. Na, tai, kad tų dirbtinai įleistų žuvų atsiranda, tai rodo bent jau valstybės pastangą išlaikyti tą bendrai rūšį gyvą lietuviškų žuvų sąraše. Tai norisi tikėti, kad įdirbis ilgesnis, ne tik tų lenkiškų žuvų atvežimas, jauniklių paauginimas ir čia išleidimas, bet ir lietuviškų skersnukių veisimas duos rezultatą. Bet dėl ko jau klausimas išnyko? Dėl taršos? Galvojama prieš kiek metų, nes tikrai buvo gan dažna žuvis, aš jau tik iš vaikystės atsimenu. Tikrai taip, tai pagrindinės dvi priežastys turbūt buvo labai suprastėjusi vandens kokybė, kuri lėmė jų mitybinės bazės suprastėjimą, upė eutrofizacija, na ir realiai to mitybinių buveinių, kurie maitindavosi išnykimas ir dėl cheminės taršos, ir dėl biologinės taršos. Tai čia pirmoji priežastis, antroji buvo bent jau mūsų regione esančių kitų šalių tyrimai rodo, kad skersnukių nerštas yra labai sinchronizuotas. Tai realiai mažėjant populiacijai atsiranda mažiau neršinčių žuvų. Ir kadangi tas nerštas vyksta visas vienu metu, tai vienam ar kitam ruože upėse esantis nedidelės populiacijos nebesugeba tiesiog išsineršti. Jos nekonglomeruojasi į didelius būrius, kad iš viso upės baseino suplauktų, o atskirom populiacijom neršia ir vienu metu išsineršti tiesiog nedidelis kiekis. Gal ir pajėgus, tačiau tas nerštas būna mažiau sėkmingas. O kaip su ūsoriais? Klimatas šiltėja, turim Astravą dabar, kuris vis tiek pašildo gal kiek vandenį. Kaip čia yra? Nu, turėtų daugėti, mano supratimu. Vis tiek tokių šiltų kraštų žuvis, nu ne visai šiltų, bet tokia mėgstanti šiltesnį vandenį, taip sakykime. Iš tiesų, ūsorio populiacijos turbūt šiaurinė riba yra. Ties Lietuva, ties Dauguvą jau pabaigiam realiai ūsoriaus egzistavimą Europoje, dar šiauriau jo jau nebeturime. Tai šylant klimatui, natūralu, kad šiltamėgė žuvis turėtų jaustis geriau. Ar jų daugėja Lietuvoje? Na, populiacijos būklė tikrai neblogėja. Anksčiau lašišų monitoringą vykdydami pastebėdavom tokią natūralią fluktuaciją. Vienais metais daug jauniklių, kitais mažai, nes jie laikosi panašiose buveinėse kaip ir lašišinių žuvų jaunikliai. Tai tų ūsorių būdavo tai mažiau, tai daugiau. Pastaraisiais metais blogėjančios tendencijos tikrai nematome. Ir žvejai mėgėjai turbūt Nemune vis dažniau jau ir spiningautai pagauna ūsorių, tad gal skųstis tais laimikiais irgi turbūt nėra labai pagrindo. Neries upė, čia jau Vilniaus mieste, kuri man artimesnė, tų ūsorių taip pat tyrimų metu pagauname.
jų yra. Galbūt tų vidutinio dydžio žuvų tarp kilogramo 3, kurias dažniausiai pagauna žvejai mėgėjai, jų galbūt yra mažiau kažkiek tai, bet sunku spekuliuoti tais rezultatais, nes jie yra labai fragmentiški atskirais metais, tad bendro trendo kažkokio pasakyti negalėčiau, bet gąsdinti, kad populiacija nyksta ar mažėja, tikrai nesinori. Ką girdžiu iš Nemuno, gal Žemupio, kai čia tą Gardino pastatė elektrinę, tai sakė, labai dumblėt pradėjo srovė. Jo, tai vanduo kaitalios viską, tai čia jau soriam blogai yra, tapsi, jiem reikia grunto jie neršia, ar ne? Tikrai taip, ta upių fragmentacija, bendrai tas vandens lygio reguliavimas visom upiniam rūšim tik tai neigiamai atsiliepa. Tai Gardinas ir šiaip jau nusekusi Nemuną paveikia neigiamai. Plius turim atsiminti, kad šiuo metu dar tose jautriose vietose, kur natūraliai galėtų neršti ūsorius jau aukščiau Kauno Heso, turiu omeny Prienai, Alytus, ten vykdomi gilinimo darbai, kurie natūralu irgi teigiamai tikrai nepaveiks buveinių, kuriuose ūsoriai neršta, dabar jos bus iškastos tos buveinės. O kuo grėsia? Čia va, tokį klausimą nebuvau paruošęs, bet labai gerai, kad išėjo, nes čia turbūt 2 metai vyksta šitie gilinimo darbai. Kaip galėtų ją paveikti, nes vienos pusės čia bent Kaune, kas kauniečiai kalba, dabar starkius gaudysim, bus duobių daugiau. Čia kaip gerai didelė šeriai, sterkai. Kiek čia tas pagrįsta toks? Tikrai tom žuvim, kurios mėgsta lėtesnį tiekmę, gilesnį gruntą, nereikia sraunumų nerštavietėms. Teoriškai jom turėtų pagerėti būklę, bet visgi upėse labiausiai saugom reofilinės rūšis. Tas, dėl kurių neretai ir tos saugomos teritorijos yra įsteigtos. Tai rėvų nukasimas tikrai ta žodžio prasme realiai yra naikinimas pačios rūšies, jau nekalbant apie jos buveinės. Gerai, kitas klausimas. Dabar yra, ką ichtiologai žino apie pavasarinį šamų migravimą? Kiek tai gali būti susijęs su žiobrio atėjimu į upes? Įdomus šitoks gretinimas. Atvirai pasakysiu, Lietuvoje šamų migracija nėra tyrinėta, tiek kiek ją stebim savo tyrimų metu, tai pavasarinę migraciją labai ryškiai matome Nemune tikrai, kažkiek jos yra Neryje, bet kiek ją susijęti su kitų rūšių migracija, turbūt galima atsakyti remiantis literatūriniais duomenimis. Tai šamo tas aktyvumas prasideda balandžio gegužės mėnesį, vandens temperatūrai pakilus aukščiau 8 laipsnių, realiai 10 laipsnių yra tas jau intensyvaus maitinimosi laikotarpis, yra aukštesnė temperatūra. Jis kažkiek sutampa su aukšlių migracija į neršinės buveinės, tad teorinių sąsajų tikrai gali būti. Kur yra gerai paėsti, tai po žiemos, tai kodėl šamų neplaukti? Visiškai teisingai, kur yra lengvo, grobio, o neršinti žuvis tikrai rūpinasi labiau giminės pratęsimu nei savisauga savo. Tai palesti tų aukšlių šamui tikrai mielas reikalas. Gerai, dar vienas klausimas, labai tradicinis ir nekartai buvom palietę, bet galim pasakyti. Man būtų įdomu ichtiologų nuomonė apie telkinių įžuvinimą karpiais. Kodėl jos taip visur masiškai veisia? Ar nebus, kad tie besočiai nuskurdins tos telkinius? Norėtųsi pataisyti šiek tiek ir realiai karpis nėra veisiamas visur. Jo ištekliai atkūrinėjami tik tvenkiniuose, ten, kuris nuo seno gyveno, ežeruose. Tik tais atvejais, jeigu populiacija labai senai ten yra įsitaisiusi ir gyvena, vykdoma ta limituota žuklė ar panašiai, stengiamasi invazinės, kol kas ji nėra pavadinta invazinės, svetimkraštė rūšimi, neveisti ten, kur yra natūralūs vandens telkiniai. Tai yra iš Vidurinės Azijos atkeliavusi žuvis, kurią labai norisi paminėti, tai yra rūšis esanti 10-uke invazinių rūšių bendrai pasaulyje, ne žuvų, o gyvūnų padariusių didžiausią žalą vietiniam populiacijom. Tai karpis viena tų rūšių pasaulyje, jau nekalbant apie kokį poveikį jį daro Lietuvoje. Tai tiek nuskurdins buveinės, tiek apės kitas žuvis, bet daug svarbiau, kad labai neigiamai veikia vandens kokybė. Giliai kasanti, dumblą knisanti žuvis paleidžia daug laisvos organikos į vandenį, užsikuria tas eutrofikacijos ratas, laisvų maismedžiagių kiekis, didelis vandens telkinyje skatina jo žydėjimą, prasidėjo deguoninis režimas. Realiai karpis natūraliam vandens telkinyje tikrai yra bėda ir nemanau, kad jis yra leidžiamas į natūralius ežerus. Tai valstybiniu mastu ne, bet, kaip sakyt, žvejų mėgėjų turbūt, klubų arba šiaip, tai ko gero taip, tai, o neoficialiai.
Tai neoficialiai visgi norėčiau, kad tai būtų kaip įmanoma labiau užkardyta. Ir jeigu žvejai mėgėjai turi informacijos, kur tie karpiai nelegaliai leidžiami, tikrai galėtų anonimiškai informuoti, kad ir to pačiu bendru pagalbos telefonu. Aišku, dabar klausimas irgi su to pačiu klimatu šiemet tikrai buvo Kuršių marios ir apskritai Nemuno žemupy gal buvo sunku įsivaizduoti, bet pagrindinė žuvis jau nėra karšis. Bent jau vietiniam karšis jau toks pasidarė antraeilė žuvis. Pirmoje vietoje sazanas, tai tas pats karpis turbūt. Ko skiria sazanas nuo karpio, dar paklausim. Čia irgi dažnas klausimas, čia tik kryžium gula, kad čia, žinai, yra, ne tas pats. Ir Kuršių marios iš tikrųjų, netgi ir tokioj, tai pačiu Svenceliai, Klaipėdiečiai sakė, neįmanoma mažo karasiuko masalai pagauti, vien karpiukai, tai suprantu, kad bumas yra ten. Daugėja šito žuvies. Tikrai taip, ir tam nebejotinai įtakos turi šiltėjantis klimatas. Jeigu prieš 10 metų atgal, jokių šansų, kad karpis sėkmingai išsinerštų. Paprasčiau sakant, išsineršti jis galėdavo, tačiau realiai Liepos mėnesį išsirytę karpiukai per 2-3 mėnesius iki prasidedančio atšalimo rudens nespėdavo pakankamai priėsti, prikaupti maisto medžiagų, užaugti bent jau iki tų 5-6 gramų. Ir ilga žiema, kurių irgi prisiminkim seniau trukdavo, bent jau 3 mėnesius ledo danga, lemdavo jų mirti dėl badavimo išsekimo. Tai karpio problemos šiaurinėje Europos dalyje, šiaurės rytų Europoje tikrai neturėjome nei mes, lietuviai, nei latviai, nei lenkai. Dabar ta problema labai akivaizdi, ankstyvas pavasaris, karpis išsineršė sėkmingai birželio pradžioje, net gegužės pabaigoje. Karpiukai dėl ilgo rudens užauga natūraliai įspūdingo dydžio, lengvai peržiemoja ir auga toliau. Tai paskutiniai 5 metai Nemunas, Neris, kur bevykdom tos tyrimus, sugaunam karpių jauniklių, natūralaus neršto, kas rodo, kad ši žuvis tikrai stipriai plinta ir anksčiau ir vėliau jos poveikis didės natūraliom buveinėm. Ir Nemuno žemupys geras to pavyzdys, Kuršių marios, kur karpiukų tikrai stebimas didelis bumas. Kauno marios irgi. Kauno mariose galim pasakyti, kad beveik karosą pakeitė tas karpius, kiek jo daug pasidarė, tai problema tikrai yra. Aišku, dar vienas dabar čia pernai, užpernai buvo, čia toks labai pavojaus šauksmai, kas piesinis grundalas, čia viskas su jas ateis ir taip toliau. Šįmet kažkaip taip, nežinau. Gal manęs nepasiekė, bet kažkas kūstus pagauti, dar pagauna, bet nėra tiek masiškai. Ir tai reiškia, kad čia kažkaip susireguliavo. Ar... Norėtųsi tikėtis, kad susireguliavo. Kolega mano vykdo tos tyrimus, reiks jo pasiklaus duomenų, kokia jo informacija atnaujinta. Bet kaip ir su juodažiočiu grundalu, visom invaziniam rūšim turim patekimą į naują buveinę, naują arealą, staigus populiacijos sprogimas, staigus augimas, vėliau jau vietiniai plėšrūnai sureguliuoja tą populiaciją. Ar galėjo nutikti su kaspiniu taip grundalu trumpas periodas, tai arba mūsų plėšrūnai tikrai pikti ir tokiem invaziniam nepalieka vietos, arba galbūt tai tik laikinas sumažėjimas. Lygiai taip pat šiemet labai mažai pagavo to jūrinio, to šito juodažiočio, taip bučiokų vadinamų, kaip visi vadina, taip kažkaip tai daug nusivėlusio važiuodavo, gaudydavo ten dideliais kiekiais, šiemet net verslininkai, skaičiuoja, neapsimoka gaudyti jos tokiuose per maži kiekiai, kad ten žaisti, aš neatsimenu to. Taip, juodažiočio populiacija panašu, kad stabilizavosi, labai stipriai reguliuoja žuvlėsiai paukščiai, tie patys kormoranai. Ir panašu, kad su šia rūšim labai baiminamės, kad turėsim bėdų. Panašu, kad tos bėdos nebus, jo populiacija išliks stabili, bet vargu ar jie įtako ženkliai vietinių rūšių nykimą kažkokį. Paskutinis klausimas, dargi irgi čia susiję, apie menkes visi laukia žinių. Gal čia leis galų gale ten mėgėjom ten po 3 pagauti ar po kažkiek tai. Ir šįmet, kiek girdėjau, nežinau, kaip pačioj Palangos tilto, jau, kaip sakyt, plekšnių žmonės nebegaudo, daug kas važiuoja gaudyti menkių, negalima, aišku, taip. Kuršių mariose šįmet irgi girdžiu, kad pagauna menkučių, ko niekad nėra buvę, turbūt plekšnių, tai gal pagaudo visais laikais, bet kaip su to menkiam, nes tos tarsi mažos menkės daug yra, tą, ką iš mėgėjų girdžiu, bet kokie tyrimai bendrai yra, nes kiek žinau, nepratęsė likti. Pratęsė, ta prasme, draudimą kažkokio nėra. Tikrai pratęsė, iš mokslinės pusės bendrai jūrų tyrimų tarnybas stebėjo tą menkės populiacijos mažėjimą faktiškai visame ir Atlante, ir jo labiau Baltijos jūroje, kur ta populiacija izoliuota ir menka, santykinai neskaitlinga. Faktiškai rėkiam tai, kad ištekliai mažėja,
reproduktorių mažėja, jauniklių mažėja, tikrai ateina, na negražiai pasakius, krachas tai žuviai Baltijos jūroje. Ir sprendimą priima ne mokslininkai dėja. Dėja, tai yra politinis sprendimas, ar ta žuvis bus gaudoma ar negaudoma. Tai teko palaukti turbūt 3 metus nuo to mokslininko pavadinto kracho, kol menkių žvejyba buvo uždrausta. Dabar praėjus jau tiem 3 metam matom šiokį tokį nedidelį populiacijos atsistatymą, vėl tos menkės atplaukė prie mūsų krantų neršti ir staiga vėl jas pradeda gaudyti. Ta populiacija tik pradeda kabintis, bandyti atsistatyti, nors realiai jos didėjimo tendencijos dar nematom ir vėl grėsia pergaudimas. Tai labai norėtųsi ir tų žuvėjų sąmoningumo, kad negaudytų. Na, dėl pačios mūsų Baltijos jūros priekrantės buveinių, smėlingų, sėklių, pats krantas mūsų netinkamas stambiom menkėm, tačiau visą laiką dominuodavo tas vadinamas menkių vaikų darželis, smulkios jaunos menkytės, tai dideli individai čia sutinkami tik neršto metu. Žodžiu, kažkokių pokyčių nebus, kad kažkiek leistų gaudyti turbūt. Norėtųsi tikėti, kad bent jau kol kas bus apsaugota ta populiacija ir nebus gaudoma, nes ką gaudyti realiai nėra. Girdėjau tie, kurie aišku pagauna, nu tai sako, jeigu jau pačiam gale draudimo kibdavo ten po 0,5 kilogramų, nu dabar po 700 gramų, 600, tai tokie, nu, galva atmetus, tiesą sakant, nelabai kas lyg. Jo, ir ta populiacijos būklė tikrai prasta Baltijos jūroje ir kelia į susirūpinimą jau ne 1 metus. Tad pagaudyti ją galim, dar 3 metai pagaudom, pažvejojam ir pabaigiam su ta rūšim. Tai norėtųsi gal kažkaip būti racionalesniem, palikti tą žuvį bendrai, išlikti Baltijos jūroje, o gaudyti ją ten, kurios yra daug. Šiaurės jūra, ta pati Norvegijos jūra. Dėkui, Kęstuti, man tai smagu. Lauksim jūsų klausimų, tikiuosi laida ne paskutinė. Nu, ir temų daugės, ir visokių aktualijų be abejo visada buvo ir bus.